Stačiojo trikampio plotas. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Norint apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą, reikia sudauginti jo statinių ilgius ir gautą sandaugą padalinti iš 2. Sudauginus ilgį iš pločio, gauname stačiakampio plotą. Stačiakampį padalinus pusiau, gauname 2 stačiuosius trikampius. Gautą stačiakampio plotą padalinus iš 2, gauname 1 stačiojo trikampio plotą. Duotoje užduotyje reikia apskaičiuoti, koks audinio plotas liko. Pirmiausia, apsiskaičiuojame viso kvadrato plotą. Antru veiksmu apskaičiuojame trikampio arba nukirptos skarelės plotą. Trečiuoju veiksmu iš kvadrato ploto atėmus skarelės plotą gauname likusio audinio plotą. Norint apskaičiuoti pagal duotą brėžinį, kam lygus trikampio plotas, 21 dauginame iš 27 ir gautą sandaugą padaliname iš 2, nes trikampis yra statusis. Ko mokys? Stačiojo trikampio plotas. Ką sužinojai? Kaip reikia apskaičiuoti stačiakampio plotą? Kaip reikia apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą? Jei atsakei į šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.